NPS projektai. Namų projektavimas. Namų statyba. Namų pridavimas. Interjero dizainas. Visa tai NPS projektai. Mus rasite Šiaulių arenos 4 aukšte, Jablonskio gatvė 16. Sveiki gyvi, kviečiame artimiausią pusvalandį praleisti su Šiaulių arenos laida. Šioje laidoje papasakosime apie įsimintiniausius pramoginius ir sporto renginius. Ko gero daugelių įspūdį paliko 80-ųjų disko stiliaus žvaigždžių pasirodymas. Mūsų laidai pavyko gauti išskirtinius aikštingų garsenybių interviu. Apsilankysime ir prestižinėme Deviso taurės turnyre su pirmąja šalies rakete, kalbėsimės apie planus ir olimpinės žaidynės. Taip pat apžvelgsime būsimus renginius. Į Šiaulius atvyks žymieji lenkai, unikalią muziką kuriantys stiklo taurėmis. Na ir pagaliau Šiauliuose išvysime ilgai laukto humoro klubo pasirodymą. Kviečiame žiūrėti. Šiaulių areną sudrebino geriausi 80-ųjų hitai. Į sceną lipo populiariausi to laikmečio atlikėjai Fancy, Secret Service ir Sandra. Pastaroji pasaulinio garso žvaigždė privertė organizatorius kaip reikiant paplušėti, o per koncertą kliuvo ir jos fanams atėjusiems pasiklausyti savo dievaitės dainų. Gal galėtumėte būti kantresni, aš nenoriu, kad per koncertą jūs trukdytumėte man ar mano fanams. Ar aišku? Jei ne, per sekundę būsite išmesti lauk. Aikštinga ir valdinga moteris ant blakstienų pastatė ne tik koncerto organizatorius, bet ir grožio salono darbuotojas. Nekalbant jau apie įgeidžius aukštos klasės limuzinui ir prabangiems viešbučio apartamentams. Visą dieną rodžiusi kaprizus ir gal 10 kartų keitusi susitikimo laiką, galiausiai sutiko duoti trumpą interviu ir mūsų laidai. Tiesa, pokalbis buvo stebimas jos prodiuserių, o klausimus teko derinti iš anksto. Į Šiaulius atvykusi garsenybė sutiko kalbėtis tik apie darbą ir nepanoro atskleisti jokių savo asmeninio gyvenimo detalių. Myliu savo darbą, tai nesunkumas ar vargas, o mano gyvenimo dalis. Kai dirbu, aš gyvenu. Todėl darbas yra ne tik mano duona, bet ir malonumas. Aš dainuoju ne dėl piniginio atlygio ar aplodismentų, man malonu žmonių dėmesys ir pripažinimas. Tai mane lydi jau daugelį metų ir aš tai jaučiuosi užsitarnavusi. Būtent tai man ir yra svarbiausia. Kiekviena mano daina neša tam tikrą savitą idėją. Tie, kurie pažįsta mane, žino ir jaučia, ką savo dainomis aš noriu pasakyti. Vis tik Sandra neslėpia, jog prabangos jos gyvenime netrūksta. Moteris jaučia silpnybę papuošalams. Taip, papuošalai yra mano silpnybė ir kokia moteris nemėgsta puoštis. Šie rankų papuošalai atkeliavo iš Rusijos, jie man labai patinka. Jie puikiai atspindi mano stilių. Daug bragenybių esu sugadinusi per koncertus dainuodama mikrofonu, todėl papuošalų turiu daugybę ir dažnai juos keičiu. Šiauliuose garsenybė neužsibuvo, dar tą pačią naktį po koncerto išvyko į oro uostą ir įskrido į Ibizą. Ten iš Vokietijos kilusi dainininkė gyvena jau ne vieną dešimtmetį. Na, o kita Šiauliuose koncertavusi žvaigždė pasirodė itin paprastas ir šiltas žmogus. Fancy vardu žinomas atlikėjas ir prodiuseris mielai sutiko sugaišti visą popietę su mūsų kūrybinė komanda. Viename iš Šiaulių miesto viešbučių apsistojusi garsenybė jokių specialių pageidavimų nepateikė, o prabanga nebuvo įtraukta į pageidavimų sąrašą. Good car? No, not me. I have not this in my conditions. Limuzinas tai gera mašina, bet man to nereikia. Niekuomet neprašiau, kad tai įtrauktų į mano pageidavimų sąrašą. Aš kaip prodiuseris visada atlikėjams patariu būti atsargiems. Nepakilkit pernelyg aukštai, kad vėliau nereikėtų skaudžiai kristi. Geriau yra išlikti sąžiningam ir maloniam su visais. To be honest and nice to everybody. I had this in different times. I had different
Bėgant laikui keitėsi mano pomėgiai ir silpnybės. 80-aisiais mėgau tokius dalykus kaip limuzinai. Vėliau tai pasidarė nebeįdomu. Pasinėriau į visuomeninę veiklą. Ėmiausi globoti gyvūnus, didžiasias kates, tokias kaip Sibiro tigrai. Dabar tai yra mano stilius ir silpnybė. Fondų pagalba bandau padėti žmonėms ir gyvūnams. Geras jausmas padėti kitiems, užsiimant humanitarinė veikla. Man tai patinka. Aš gaunu daug dėmesio iš žmonių, aplodismentai per koncertus man suteikia laimės. O aš noriu atsidėkodamas padėti žmonėms ir gyvūnams, kurie be manęs neturėtų šansų. Savo interviu Fancy buvo gana atviras ir noriai kalbėjo ne tik apie šlovę, bet ir žvaigždžių nuopuolius. As producer also, that artists taking too much alcohol or drugs. Aš pastebėjau, kad atlikėjai vartoja per daug alkoholio ir narkotikų. Aš visada stengdavausi nuo tokių žmonių laikytis atokiau. Žinoma, šampanas yra niekai lyginant su narkotikais. Aš niekada jų nevartojau ir esu dėl to labai laimingas. Kai matai tokių pavyzdžių, kuomet muzikantai miršta perdozavę, tai yra labai blogai. Galiu visiems pasakyti, laikykitės nuo narkotikų kuo toliau. Žinote, man jau 70 metų. Taigi, tokie, kurie vartoja alkoholį ar narkotikus, neturi galimybių sulaukti senatvės. Taigi, nepraraskite tokio šanso. Televizinio projekto dėka susibūrė šiauliečių choras vis dar stebina savo kūrybiškumu ir populiarumu. Teatralizuotą pasirodymą Šiaulių arenoje surengė Chameleoninis choras ir Laura Remeikienė. Gerbėjams pristatyta nauja programa Pažadai kavos puodukui. Koncertuojat kartu ir su choru. Ar prisimenat dar tą pradžią, ar sunku apskritai buvo rinkti, burti tą chorą? Burti buvo labai faina ir labai smagu, nes buvai toks kai turėjai iš didelės masės susirinkti visą tą komandą. Tai buvo toks pakankamai smagus įvykis. O jau po to, kai prasidėjo darbas, beje, kaip tik tai kovo 29 buvo startas prieš metus, tai lygiai metai. Po to jau prasidėjo, darbas toks. Tada jau darbas. Tada jau buvo toks tikras darbas. Dar kai norėjom pasistengti, kai pasistengėm, tai iš tiesų nemažai dirbam. Ar jau sulipo tas jūsų kolektyvas, ar jau esate tikras choras? Esam jau nuo pat pradžių. Labai daug dirbam jau pačioj pradžioje ir susibendravom. Tiesiog labai daug laiko kartu praleidom. Yra branduolys choro, labai džiaugiuosi iš tikrųjų būdamas tame chore. Ir tiesiog džiaugiuosi, kad Laura atsirado mano gyvenime, kad subūrė tokį kolektyvą. Kame jūsų išskirtinumas? Aš nežinau, kaip čia pavadinti. Gal originalumas. Man atrodo, kad Laura suteikia chorui kažkokio visiškai kitokio vėjo, ko nėra. Ko nėra ir ko gal ir nebus. Mes turim savo spalvą, aš manau. Tuo mes išskirtiniai. Tai kokia ta jūsų spalva? Kokie jūs norit būti ir kokie esat scenoje? Mes jau nuo pat pradžių, kada kūrėmės, nusprendėme, kad mes būsim visokie, nes neįmanoma būti griežtiems arba silpniems arba drąsiems. Vien tik tai. Ar iš pradžių tikėjot tokią sėkmę? Aš kažkaip, asmeniškai, aš buvau be lūkesčių, todėl Kelintą vietą parašei? Nieko nesitikėjau. Aš parašiau 1. vietą. Rimtai? Taip. Mes darėm prieš, rašėm kokią vietą užimsi. Tu 1 parašei? Taip. Gerą. Užėmėm 2, tai visai neblogai pataikiau. Aš 2 pataikiau. parašiau. Nes tipo kuklė. Ne, jokiausiai. Jūs turit raganiškų kažkokių galių. Orakuliškų. Orakuliškų. Na ir tas kavos puodukas ir tie pažadai. Ką tai reiškia? Žinokit, buvo šitaip. Kartą vieną rytą, labai, kaip ir kiekvieną rytą, tokie visi pas mane dažniausiai rytai. Ten skubėjau, ten kavą viriau, ten vaikai išleidė, ten tą darai, aną darai, tą ir užsiplikiau tos kavos. Pasistačiau puodelį ant stalo ir paskui jau užbėgau darbą, taip nieko jo ir nepalietus. Ir paskui vidury kelio kažką pamiršau, nors negalima grįžti, bet grįžau
Ir žiūriu ant stalo, tušiam name, tas puodelis vienas garuojantis dar karštas ant stalo. Ir sakiau, negalima žmonės taip gyventi, negalima, reikia sustoti trupučiuką, reikia įsiklausyti, reikia nurimti, vat iš čia ir viskas taip ir atsitiko. Ir tada pažadėjau, kad daugiau taip nedarysiu, išgersiu kavos ramiai. Lietuvos valstybės atkūrimo diena triukšmingai paminėta Šiaulių arenoje, kur surengtas valstybiniai šventei skirtas krepšinio 3x3 turnyras. Šiaulių arenoje šis turnyras jau 7. Jo organizatoriai sako, kad renginys pranoko visus lūkesčius. Šiemet sulaukėm virš 90 komandų, būtų ir daugiau komandų, kitų net negalėjom registruoti, nes šiek tiek spaudžia laikas, nes po mūsų vyksta Šiaulių varžybos, tai negalim labai ištempti renginio. Visą dieną komandos varžėsi dėl geriausiųjų titulo, nemaža dalis krepšinio entuziastų čia rungtyniauti atvyko jau ne pirmą kartą. Atskirose amžiaus grupėse varžėsi vaikinai, vyrai, moterys, šeimos. Labai puikiai, šauniai, gerai, sužaidėm gerai, laimėjom, buvo ir pralaimėjimų, bet viskas gerai. Didžiuojame savim. Kaip ruošiatės turnyrui? Dar galvojame derinius, komandiškai tiesiog bandėm žaisti ir tiek. Tiesiog savaime ateinam ir žaidžiam. Per laiką atėjom ir tiek. Nebuvo specialių treniruočių, tiesiog žaidžiam. Kuom žavi tokie turnyrai? Nežinau, daug komandų iš kitų miestų privažiuoja, su pažįstamais susirenkam pažaisti. Geras laisvo laiko praleidimo būdas ir tiek. Tradiciškai turnyro metu dar rengiami keli papildomi konkursai. Dėl dalyvių gausos šiemet nutarta atsisakyti baudų metimo varžybų. Surengtas tritaškių metimo konkursas ir tolimojo metimo, kuomet į krepšį reikia pataikyti nuo vidurio aikštės. Nugalėtoju tapo klaipėdietis, kuris iš aikštės vidurio pataikė net 2 kartus iš eilės. Tačiau tokią sėkmę vaikinas vadina tik laimingu atsitiktinumu. Tiesiog šiandien geras, sėkminga diena buvo. Ar specialiai treniravais kaip nors? Iš tritaškių biškio, o iš vidurio tai nelabai. Kaip galvoji, ar tai rankos taiklumas, ar tiesiog sėkmė? Sėkmė, manyčiau, nes daug kas irgi nepataiko, nors turi taiklę ranką. Šiemet organizatoriai nutarė dar labiau paįvairinti turnyrą ir įsteigė keletą papildomų prizų. Apdovanojimų sulaukė jauniausias ir vyriausias turnyro dalyviai, taip pat ir komanda, kurios pavadinimas pasirodė šmaikščiausias. Mes turėjom specialių prizų, tai rinkom patį jauniausią žaidėją, tai buvo 2 šešiamečiai, kurie žaidė šeimų grupiai, ir vyriausias žaidėjas, tai buvo irgi šeimoje, 66 metai buvo. Tai tokios atrakcijos buvo papildomi prizai. Taip pat rinkom gražiausią pavadinimą, gal originaliausią, buvo apdovanoti vaikinai 422 drąsos, buvo originaliausias pavadinimas. Na, o pasibaigus turnyrui visi krepšinio sirgaliai turėjo galimybę pasimėgauti dar ir profesionalų žaidimų. Arenoje vyko Šiaulių ir Pasvalio pieno žvaigždžių rungtynės. Iš Šiaulių areną sugrįžo prestižinis Deviso taurės turnyras. Lietuvos rinktinė kovojo su jauna tačiau ambicinga Norvegijos rinktinė. Nors prieš prasidedant turnyrui neabejotina favoritė buvo laikoma Lietuva, dėl pergalės teko nemažai paplušėti. Pirmasis į kortą žengęs Laurynas Grigelis turėjo pripažinti Norvego Viktoro Durasovičiaus pranašumą. Rezultatą antrajame mače išlygino pirmoji šalies raketė Ričardas Berankis. Antrąją turnyro dieną vyko dvejetų mačas. Lietuva pelnė 2 tašką. Paskutinė diena Lietuvai taip pat buvo sėkminga. Susumavus rezultatus, Deviso taurės turnyrą laimėjo lietuviai. Beje, jam pasibaigus, Lietuvos rinktinės žaidėjai negailėjo kritikos savo priešininkams. Aš gerai žaidžiau, tikrai, esu patenkintas savo žaidimu, o varžovai aš asmeniškai pasiūlyčiau ant žemės nusileisti vaikui. Tai va, ant žemės labai arogantiškai elgėsi ir gal jis galvoja, kad kažką pasiekė jau labai smarkiai tenise, bet žinot, kaip tegu atsimerkia. Viskas buvo į vienus vartus. Akivaizdu, kad jis žaidžia gerą tenisą. Aš nebuvau geros formos. Buvo sunku mesti iššūkį. Po penktadienio 5 setų kovos buvau fiziškai išsekęs. Viskas susidėjo į vieną vietą. Na, o pajėgiausias šalies tenisininkas Ričardas Berankis šiuo metu visas pastangas deda į pasaulio turnyrus, kuriuose tikisi surinkti reikiamą taškų skaičių ir patekti į olimpines žaidynes. Artimiausias turnyras numatomas Kazanėje. Jei viskas pavyktų kaip suplanuota, Berankis būtų pirmasis šalies tenisininkas patekęs į olimpiadą. Reikia taškų prisirinkti. Čia ir vienintelė bėda, kad jų dar kažkiek trūksta, bet viskas yra įgyvendinama.
nėra taip, kad trūktų labai daug taškų ir nėra taip, kad labai mažai, tai vis tiek dar reikia pasitemti, susikaupti ir kažkaip pasiekti tą tikslą. Viskas gerai dabar, forma gera, tiek teniso, tiek fizinė, tiek viskas yra gerai tikrai. Aukščiausia kokia gali būti? Aukščiausiai niekada negali būti, nes visada progreso vietos daug. Pasižiūrėti prestižinio turnyro į Šiaulius susirinko ne tik teniso mėgėjai. 3 dienas arenoje netrūko žiūrovų, atvykusių čia pasimėgauti teniso elitui priskiriamų žaidėjų kovomis. Teviso taurėje tribūnas priviliojo ne tik miesto valdžia, bet ir aukščiausius šalies vadovus. Andrius Butkus, Dainius Dimša ir Vytautas Mackonis ilgą laiką buvo žinomi kaip profesionalų šokėjai. Tačiau prieš kelerius metus vaikinai susibūrė į grupę Džentelmenai. Jie pramogų pasaulyje išsiskiria savo nepriekaištingais pasirodymais, scenoje atlikėjai ne tik šoka, bet ir dainuoja. Džentelmenai atvyksta ir į Šiaulius, koncerte netrūks energijos ir uždegančių dainų. Kiekvienas kūrinys turi savo tobulai pastatytą choreografiją, kuri atliekamą dainą padaro dar žavingesnę. Džentelmenai kovo 17 dieną Šiaulių arenos mažojoje salėje. Į Šiaulius sugrįžta charizmatiškas Irūnos ir Mariaus duetas. Atlikėjai pristatys naujausią koncertinę programą Viskas baigta. Dainininkai žada, kad tai bus teatralizuota retro programa. Pasirodyme netrūks senųjų lietuviškos estrados dainų. Naujajame repertuare be jautrių net iki ašarų jaudinančių pasirodymų bus nemažai ir humoristinių dainų. Mariaus Jampolskio ir Irūnos duetas gerbėjų vertinamas už aistringus ir jausmingus pasirodymus, kurie nepalieka abejingų. Šiauliai esate tikrai vienas iš tų taškų, kurie labai noriai lankosi koncertuose, labai šiltai priima, tai aš to ir palinkėsiu, mylėkit mus, o mes mylėsim jūs. Dueto koncertas Šiaulių arenoje kovo 23 dieną. Atrodo neįtikėtina, tačiau šią kaip krištolas skaidrį ir sielą virpinančią muziką skleidžia stiklas, tiksliau tuščios vyno taurės, kurias palietus suskamba visų laikų geriausi muzikos šedevrai. Angelų vargonais arba stiklo arfa vadinami instrumentai atgyja muzikantų Glass Duo rankose. Lenkijos muzikantai Ana ir Arkadiuš profesionalų smuiko ir trimito atlikėjai. Kadaise taip susižavėję užsiėmimu iš vyno taurių išgauti muziką, jog nutarė atsisakyti karjeros Gdansko simfoniniame orkestre. Įvaldę naują atlikimo techniką ir sukaupę platų repertuarą, šiandien jie koncertuoja visame pasaulyje. Dueto koncertuose pabuvoję klausytojai tai įvardija kaip pasivaikščiojimą debesimis. Šie muzikantai yra vieninteliai grojantys stiklo arfą Lenkijoje, o visame pasaulyje galima suskaičiuoti tik kelis tokius profesionalius ansamblius. Na, o stiklo arfa, kurią skambina atlikėjai, yra didžiausia visame pasaulyje. Jos apimtis net 5 oktavos, o taurės suderintos taip, kad jomis galima groti neįpylus į jas vandens. Duetas Glass Duo atlieka įvairiausią muziką, repertuare žinomiausių klasikinių ir šiuolaikinių kūrinių aranžuotės. Unikalieji Lenkai balandžio 2 dieną atvyksta į Šiaulius. Šiaulių arenos mažojoje salėje skambės nepaprasti dangiški garsai, liesis krištolinio skaidrumo muzika. Jo, žinot, labai yra smagu išvažiuoti iš Vilniaus kartais ir atvažiuoti į kitus miestus, tai Na, o norintys skaniai pasijuokti jau gali rezervuoti vietas didžiojoje Šiaulių arenos salėje. Iš karto po Melagių dienos į Šiaulius atvyksta žymiausi šių laikų humoro karaliai ir unikalių pokštų kūrėjai. Visoje Lietuvoje išpopuliarėjusio humoro klubo nariai Paulius Ambrazevičius, Dominykas Klajumas, Mantas Katleris, Mantas Bartuševičius ir Mantas Tonkus pirmą kartą pravers vienos iš didžiausių Lietuvos arenų duris. Modernaus humoro asai surengs abejingų nepaliksiantį pasirodymą Šiaulių arenos amfiteatre. Paulius Ambrazevičius sako, jog pasirodymą pavadino Kam tas taip. Pasirinko dėl to, jog visai neblogai skamba. Be to tinka į kompaniją kitoms jau parengtoms humoristų programoms.
Na, o per 7 metus humoro klubas yra surengęs daugiau kaip 200 pasirodymų ne tik Lietuvoje, bet ir užsienio šalyse. Pralašė džinsai nukrito, pralašė antrą partiją, bet jis po 2 partijų atrodo kaip Oksana Pikulto į video, žinai, kur su žieminės triukė. Stand-up komedijos žanro atlikėjai Šiaulių arenoje balandžio 2 dieną. Organizatoriai įspėja, kad vakaro metu skleidžiama informacija gali turėti neigiamą poveikį nepilnamečiams. Todėl Šiaulių arenoje tą vakarą sakomas griežtas N16. Viena žymiausių Lietuvos aktorių ir dainuojamosios poezijos atlikėjų Inga Jankauskaitė savo gerbėjams pristato naują dainų ir romansų koncertinę programą. Akustinėme gyvo garso koncerte skambės dainos apie meilę lietuvių, rusų ir kitomis kalbomis. Iš kur tas jausmas pjauna širdį, nusiraminti negali. Apie vyrą ir moterį, tokius kokie yra iš tikrųjų, apie aistrą ir skaudulius, apie atradimo džiaugsmą ir išmintį. Viena mylimiausių televizijos laidų vedėjų sako, jog jos koncerte bus kalbama apie meilę, o meilė kalba visomis kalbomis. Romansai yra viena iš jų. Aš tave myliu, galbūt labiau nei tu mane myli, aukoju viską tau. Galbūt daugiau negu aukoji tu man. Koncerte pritars gitaros virtuozai Tomas Varnagiris ir Audrius Piragis, taip pat Martynas Lukoševičius bei Tomas Dičiūnas. Jausmingas vakaras su Inga Jankauskaitė Šiaulių arenoje balandžio 7 dieną. Negu tu dėl manęs bijai. Dabar Šiaulių arenos laidoje laikas krepšiniui. Kalbėsime apie permainas ir pokyčius komandoje, taip pat apsilankysime krepšinio turnyre ir pažiūrėsime, ar Šiaulių krepšininkams pavyko įveikti gimnazistų komandą. Šiaulių krepšinio komanda varžėsi neeilinėme turnyre. Šiaulių krepšininkams iššūkį metė Lieporių gimnazijos moksleivių komanda. Deja, jiems įveikti profesionalų nepavyko. Šeimininkai nusileido svečiams rezultatu 42-56. Nors moksleiviai pergalės neiškovojo, tačiau visai dėl to nenusiminė. Esą varžybų tikslas ne pergalė, o nauja patirtis. Dažniausiai tikslas būna turbūt neapžaisti Šiaulių krepšininkus, o, kaip sakau, prieiti, pasimatuoti ūgį, kūno apimtį, ar galbūt kažkurioje vietoje, ar galbūt greitesnis, bet manau, kad aišku, vaikai stengiasi visada kažkiek prilygti tiem krepšininkam, bet manau, kad pats tikslas tai yra pabūti kartu, pagerbti jie, kaip sakau, jie atiduoda duoklę, tikrai jų tvarkaraštis yra užimtas, jų laikas labai brangus poilsiui yra, jie atvažiuoja mums padėti, o mums to pačiu smagu pabūti tarp jų. Krepšininkai sako, žaidė savo malonumui, tačiau net ir rungtyniaujant su moksleiviais paprakaituoti teko. Gimnazistai pademonstravo puikų pasirengimą ir įspūdingų dėjimų. Paprakaituoti tikrai reikėjo ir mums patiems malonu, kaip profesionaliam krepšinio klubui, padėti tiesiog atstauti kažkokią reklamą, padaryti tokią pažaisti su vaikais. Ir jiem gerai, manau, ir mums geriau. Galvojau, bus vyrai labiau priešinsis, bet traumuoti leido pasireikšti ir taip toliau. Šiaip viskas puiku, kad vyksta tokie renginiai, nes įtraukia daug klasių, mokiniai nori dalyvauja, susirenka labai daug žiūrovų ir mums nuo to tik geriau. Čia tiesiog atiduodam duoklę Šiaulių miestui, vėlgi tas mūsų krepšinis yra skirtas žiūrovam ir šiaip viską darom dėl žiūrovų, tai ir iš tikrųjų labai džiugu, kad mus pakvietė šitą mokyklą ir tikrai maloniai sutinkom ir visada sutiksim. Gal net norėčiau paraginti mus daugiau kvieskit, mes tikrai visur apsilankysim. Šiaulių krepšinio klubo treneris rungtynių metu pastebėjo daug talentingų jaunų vaikinų. Kai kurie jaunuoliai svajoja ateityje tapti profesionaliais krepšinio žaidėjais ir galbūt net papildyti miesto komandos gretas. Taip, tikrai yra. Yra ir Bertulis, ir kiti žaidėjai, kaip sakiau, kuriuos aš žinau iš Saulės mokyklos, tai
aš linkiu jiems siekti to. Tik pirmiausia, siekti atstovauti savo miesto reprezentacinę komandą. Lieporių gimnazija jau daugelį metų puoselėja krepšinio tradiciją. Šioje mokykloje mokėsi garsus krepšininkas Mindaugas Žukauskas, dar tebesimoko jauniausias Šiaulių krepšinio komandos žaidėjas Tadas Pažėra. Įpusėjus sezonui Šiaulių krepšinio klube netrūksta permainų. Visai neseniai iš Šiaulių sugrįžo Rokas Giedraitis. Sirgaliai sugrįžusį krepšininką galėjo pasveikinti ne Šiaulių arenoje, o legendinėje krepšinio salėje. Buvusi Tauro salė krepšinio profesionalų rungtynių jau seniai nematė. Ši salė Šiauliams itin reikšminga, būtent čia prasidėjo klubo istorija, iškovota pirmoji pergalė, pirmi medaliai. BBL čempionų titulą ginantys Šiauliai kovojo čia su Latvijos Jekabpils ekipa. Būtent per šias rungtynes Šiaulių sirgaliai turėjo progą padėkoti šį sezoną Šiauliuose žaidusiam Artūrui Jomontui. Jausmas, galima sakyti, toks dvejopas šiaip yra ir noriu tai važiuoti ir gailačiau palikti kolektyvą, bet yra kaip yra ir gyvenimas to nesibaigia. Vieną kartą sugrįžau tai Šiaulius ir laikas tai parodys, gal bus ir dar kartą. Nuo Artūrą Jomantą vilkinti Lietuvos ryto marškinėliai Šiauliuose bus galima išvysti kovo 13 dieną. Šiaulių arenoje vyks Šiaulių ir Vilniaus Lietuvos ryto dvikova. Kovo 19 dieną į Šiaulius atvyks Alytaus Dzūkija, na o balandžio 3 Šiauliai namuose susitiks su Kėdainių Nevėžiu. Tiek šioje laidoje, iki pasimatymo Šiaulių arenoje.